pergalės yra labai sunkios šitoje Eurolygoje ir tikrai svarbu namuose žaisti pergalingai ir smagu dėl kai kurių vyrų, ypač dėl Kevino, kuris tikrai labai daug dirba ir kuris antram kėlinukį ko gero pats sukūrė mums tą pranašumą ir vis dėlto sakau, kažkur Bambergas nepataikė, kažkur mes prie to prisidėjome ir vis dėlto tai yra labai maloni pergalė. Klausimų? Sakėt, kad malonu dėl kai kurių vyrų, turbūt ir dėl Augusto Limos turėtų būti malonu, ar ne? Jūs jau matot, kad Augusto eilė rungtynių duoda didelę energiją. Sakykime, tikrai puikiai gynėsi. O aš jau nekalbu apie du blokus, kurie buvo 100% 2 taškai. Tai reiškia, kažkurio momentu išgelbėjo komandai 4 taškus, kas, žinot, 4 taškai rungtynėse Eurolygoje yra aukso vertės. Ir tikrai daug prisidėjo prie pergalės. Pangosas pataiko iš toli, Limas vėliau po krepšiais, Vestermanas žaidžia pick and rollą. Ar jau galima sakyti, kad tas žaidimas, ta vizija panašėja į tai, ką įsivaizdavot prieš sezoną? Aš galvoju, kad mes esam visi šitie žaidėjai, kuriuos tu dabar pasakė, jie yra per jauni, kad pastoviai temptų komandą. Tai yra jaunų žaidėjų požymis. Aš labai tikiuosi, kad jie kiekvienas rungtynės žais šitaip, tačiau faktas yra tas, kad jie tikrai jaučiasi jau žymiai geriau sistemoje. Sakykime, jeigu imti Leo, kuris jau būdamas labai jaunas, jis jau matęs labai daug sistemų ir jam yra lengviau prisitaikyti, tai galbūt Augusto su Kevinu dar nėra, tai jiem yra laiko. Aš labai džiaugiuosi šiuo. Nes Augusto irgi dirba labai sunkiai, kaip ir visa komanda. Jeigu vyrai taip ir toliau dirbs, gerins savo, sakysim, detalių suvokimą, kurią mes taip dėjom į galvą, mes eisim į priekį. Ulime atkovojot 14 kamuolių, varžovai vos vieną. Ar jaučiat, kad ta priekinės linijos pranašumą pilnai išnaudojo šį vakarą? 19. Tai yra vienas iš faktorių, kuris buvo akcentavimas, tačiau jūs suprantate, kad kamuoliai puolime tai yra didžiulis darbas ir jeigu vyrai eilę rungtynių, sakysim, ateina sugrįžta į Rūbinę su labai dideliu skaičiu atkovotų kamuolių puolime, reiškia, jie įdeda labai daug darbo. Nesam aukščiausia komanda, nesam atletiškiausia, bet tą darom, čia, sakau, eilę rungtynių sakau, kad negaliu skųstis vyrų darbą, jie tikrai atsiduoda. Du kart pailiui prieš namų rungtynės apsigyvenant viešbutį, savotiškas karantinas. Gal dabar visuomet tai bus prieš namų rungtynės? Iš viso namo dabar neleisim. Ne, iš tikrųjų nenorėčiau eiti viešbutį daugiau, kadangi be krepšinio dar yra ir gyvenimas, tačiau tai buvo daroma vien tik dėl to, kad sužaidėm 2 namų rungtynės su labai daug tų taktinių klaidų. Ir galbūt tada reikia pabūti kartu, parodyti daugiau video, daryti kažką. Aš galvoju, kad jeigu šita komanda mažins savo taktinės klaidas, šiandien vėl praleidom apie 8 taškus iki bonuso, kur buvo galima subauduoti. Tai yra didžiulis skaičius Eurolygos rungtynių. Jeigu mes tos dalykus pagerinsim, bus vis dėlto kažkoks progresas, aš galvoju. Mums reikia mažinti lengvus taškus, mes jų duodam per daug kitom komandom. Sakėte, kad gerai jaučiasi, geriau pradeda jausti sistemoje Pangosas, Lima. Kaip Antanui Kavaliauskui sekasi įsilieti žaidimą? Pas mus yra 13 žaidėjų, su Varnu esam 14, neįmanoma, kad 14 surais kėdai. Sakau, visą laiką prieš sezoną sakau, kad
kad turim komandui 4 vidurio puolėjus, visi jie tikrai pravers, jau ir pravertė kai kuriuose rungtynėse, negali žaisti 8-9 žaidėjai, taip nebūna, kad ta prasme sužaistų gerai. Jam irgi nauja sistema, aš su juo šnekėjau, jisai stengiasi, dirba papildomai, atsiduoda 100%. Jeigu žmogus taip dirba, rezultatai ateis, aš esu įstikinęs. Gerai, dėkui.